Aš vėl su jumis ir šiandien noriu pasidalinti dar keletą pratimų skirtų jūsų veido odai ir jūsų veido jogai. Tai visų pirma, ką padarom, tai aktyvuojam savo limfą, įtraukiam ir išryškinam savo kauliukus, praspaudžiam, štai apkabindamos tos kauliukus, išmasažuojam. Sąmoningai galit kvėpuoti, užmerkusios akis, atsipalaiduojam. Tai tarsi įprasta joga, kurią tik atliekate ne kūnui, bet savo veidui. Pramasažuojam, jaučiam kokiu judesiu, paspaudimu, praspaudžiam savo kauliukus, galit po vieną pusę. Aš truputėlį parodysiu, ar ne? Truputėlį įtraukiam. Stebėkit dienos eigoje, jūsų nugara, jūsų pečiai, jūsų galva turėtų stovėti tiesiai. Ir jau ne viename video minėjau, kad mūsų veido odos būklė, mūsų liftingas, mūsų stangrumas veido priklauso nuo to, kaip mes išlaikome savo ašį dienos eigoje. Jeigu mūsų nugara tiesi, pečiai atviri, galva žiūri tiesiai, mūsų veido raumenis iš nugaros tiesiog laiko mūsų veidą ir neleidžia jo odai sukristi. Galite pastebėti, jeigu mes susitraukiame, sukrenta mūsų pečiai, lygiai taip pat subliūkšta ir sukrenta mūsų veido oda į priekį. Taigi ištiesinam savo ašį, ištiesinam nugarą, ištiesinam savo kaklą ir žygiuojam dienos eigoje tiesa. Taigi, pasukam savo kaklą, susirandam štai šitą raumenuką, kuris yra iš apačios į viršų, išmasažuojam, galim paspaudyti, aktyvuojam savo limfą. Limfą galim aktyvuoti vieną kartą dienoje, to pakanka. Bet jeigu atliksi 2 kartus ar ryte ir vakare kartu su savo veido odos rutina, tikrai blogiau nuo to nebus. Labai dažnai manęs klausat ir man rašot, kai aš darausi video, ką būnu užsidėjęs ant veido. Tai paprastai aš nieko nesidedu, aš tik naudoju savo serumus, kremus ir makiažo priemonių atlikdama jums video niekada nenaudoju. Tai kaip atrodo mano veido oda natūraliai, jūs kiekviena galit matyti, stebėti, jausti, pramasažuojam, pratempiam iš apačios į viršų ir atvirkščiai. Keletą akimirkų. Nereikia skirti labai daug laiko. 5-10 minučių papildomai pratampyti savo veidą ir skirti dėmesio tikrai pakanka. Taigi, vėlgi ar ne, dedam rankytes ant ir išvažiuojam visą savo vandenį, kuris susikaupęs mūsų odoje per dieną arba po nakties. 3, 4, 5. Taigi, uždedam pirščiukus paausies, paspaudžiam, pramasažuojam, jaučiam savo kūną. Lygiai tą patį padarom su veido oda ir kakta, pratempiam, ištempiam. Sąmoningai išmasažuojam. Kaip ir sakiau, kiekvieną kartą 3, 4, 5 kartai apšildymui veidui yra pakankamai. Ir šiandien mes dirbsim vėlgi su akių sritimi ir dirbsim su energizuojančia rankų energija savo veidui apatiniai kūno daliai. Taigi dedam pirščiukus išorinėse ir vidinėje kampučiuose ir tiesiog pasimirksim. Iškeliam 15 kartų.
Mintyse sau kiekviena skaičiuojat savo tempu, savo ritmu, užmerkiam akytes ir mintyse suskaičiuojam iki 15, atsipalaiduojam. Visus šitos pratimus galima daryti tiesiog esant arba ne tik taip veido rutiną, bet ir žiūrint televizorių ar tiesiog važiuojant kažkur, kažką darant, sėdint. Dar kartelį prakeliam. Užmerkiam, atsipalaiduojam. Ir paskutinį kartą. Jaučiam tempimą, jaučiam šildymą. Taip tarsi būtų ant mūsų veido raumens uždėtas mažas svarelis ir lygiai taip pat mūsų veidas sportuoja, kaip ir sportuotumėm savo kūnu. Atpalaiduojam. Pratempiam savo, ištempiam kaklą, suspaudžiam lūpas, o formą ir skaičiuojam iki 15. Atpalaiduojam. Leidžiam 15 sekundžių pailsėti veidui. Ir vėl ištempiam kaklą, suspaudžiam O formos burną, įlenkiam burną į vidų. Atpalaiduojam. Dar kartelį ištempiam kaklą, suspaudžiam O formos liežuvį, įtempiam savo apatinę lūpą. Atliksim keletą energizuojančių pratimų, tai lygiai taip pat suspaudžiam. Tai taip ir tempiam. Juda apatinės mūsų žandikaulis, apatinė mūsų lūpa. 15, atpalaiduojam. Ir vėl. Prispaustas pirštas yra tarsi svarelis mūsų veido odai. Atpalaiduojam. Ir paskutinis raundas, ištempiam. Atpalaiduojam. Sekantis pratimas. Ištempiam savo šypseną, kiek įmanoma plačiau. Įsitempia, jaučiam, kaip pilnai įsitempia, bet tuo pačiu metu ir jaučiam viršutinės lūpos atsipalaidavimą. Ištempiam šypseną. Aš su pirštų pagalvėlėm nesuspaudžiu kampučių, o tiesiog per atstumą energizuoja, jaučiam tarsi mūsų šitie pirštai vizualizacijos būdu, tarsi jie keltų ir palaikytų mūsų lūpas. Jaučiam, odos mes neliečiam, turim jausti, kaip mūsų pirštai
Energijos būdu tarsi duoda svarelį mūsų lūpom. Ištempiam. Pasisuka į šoną, parodau. Šitas pratimas vadinasi energizuojantis ir kitas pratimas yra paskutinis mūsų. Padarom O formos liežuvį, burną. O, suspaudžiam. O, suspaudžiam 15 kartų. Važiuojam. Mūsų rankos nesiliečia prie odos, tarsi jaučia mūsų veido oda masažuotus. Burna juda kartu su mūsų rankomis. Judesių absoliučiai nekontroliuojam. Kaip juda mūsų rankas, taip juda jūsų burna. Vizualizacijos būdu tarsi sukam mūsų žandus 15 kartų. 15 sekundžių leidžiam veidui atsipalaiduoti. Ir kartuojam dar kartelį. Mūsų burna juda kartu su rankom. Rankas nesiliečia mūsų veido. Tiesiog vizualizuojam, tarsi mūsų rankas liestų mūsų odą ir masažuotų tokiu apskritimu. Taip yra vadinami energizuojantis veido jogos pratimai, kurie vizualizacijos metu mes vizualizuojam, tarsi mūsų oda būtų masažuojama. Iš tikrųjų, mes judame tik tai pagal savo rankų energiją, taip masažuodamas ir atlikdamas savo pratimus veidui. Tai ačiū labai, pakomentuokit, kaip jums tokios vizualizacijos, kaip jums energizuojantis veido pratimai. Ir šiandien yra jau lygiai savaitė, kaip mes darome savo pratimus veido raumenukams. Tai labai įdomu, kaip jūs jaučiatės. Iki susitikimo rytoj. Ačiū, kad žiūrit. Lauksiu jūsų žinutės ir komentarų.